Jeigu man kas nors pasakytų, kad pirmadienį, tai yra prieš 4 dienas, buvo minus 24, nepatikėčiau. Ir tą progą mes šalinamės iš šitos ganyklos, kad per daug nenudroštumėm. Sargiai labai slidu, lepičkas kokias didelės. Norėjo šieno gauti, o neišėjai dar pasivaikščioti. Nu, bet šiandien toks gražus oras kaip pavasaris. Atrodo, bet čia tik apgaulė, dar sausis net neįpusėjo. Baisiai bijo eiti to ledo, nes slidu ir yra. Karvas ant ledo. Neišpiršta tas posakis yra laužtas. Tikrai karvas ant ledo ne kažką. Neskubėkit ir nesibaidaliuokit į visas pusės. Čia baisiausia atkarta. Aš nepagalvojau, kad jums čia bus baisu eiti. Tačiau ką nors kitas sugalvojus. Šunuolės snaigė vedi visą bandą. O mes čia jau apsikeitą mėtom, nes jau juos grįžinėja atgal. Tai va. Nu gerai, galit jau čia lyst. Va jos tai ledą žiūriu nebija. Bėk, sau tekinas. Bet šiaip tai nustebę esam dėl to, kad čia buvo paliktina pernykščių. Taip, ir čia buvo eksperimentas. Nu, žodžiu, pernai metais liko 2 rulonai. Kaip šiandien gali stovėti, va taip va. Ir padėjom jos ir palikom, nu taip, nu va kaip šitie. Ir, nu ir tikrai palyginus neblogai atrodo. Tai dabar sakom, reikės išridenti, bus minkšti patalai, jeigu ką. Bet tai kad žiūrim, kad jos čia ėd jį. Nes, nu tas pirmas sluoksnis tragedija, bet viduj tai gražiai. Va ką reiškia, kai rulonas yra gerai susukts, ne? Tada susiformuoja tą plutą ir nuo jos nubėg ir viskas. Ir kvėdo, kaip šiandien, ir žalumos biškį yra. Nu tas sluoksnis gan didelis, tik nusiem. Per tokias liūtis ir panašiai. Tikrai neblogai. Tikrai neblogai. Reiškia, rulonai gali stovėti. Eksperimentas, kad pažiūrėt kaip į ateitį. Mums gal bus verta išsimėtyti ne į kaugės dėt, va taip, nes reikalauja technikos. Aha. Mes gal galim jos tiesiog va taip susidėti. Palikti. Nu, pavyzdžiui, ant kalną. Dabar mes sudėjome tą kaugę. Tai surulonavo galėjo ir palikti realiai. Nu, aišku, kad visą vasarą trukdys. O čia šiaip išsidėliojom šiaudus. Ekologinius. Ką reiškia ekologiniai šiaudai? Kad yra daug žolių. Tai šitie buvo vargšai, jiem neužteko dangos. Va danga kur pasibaigė, dengiam tom juodom plevelėm, tai ten drėgmės pakliuvo. Tai jie tokie beveik lavonėliai. Bet vis tiek prasidarysim, žiūrėsim, kas ten gero yra. Šiaip kai kurie ištraukia lurins dabar yra, tų ir žalumos tos yra. Tai kažkiek aišku sueisi trašą, bet manau bus daug ir visai neblogų. O tie, kurie buvo švariai uždengti, tai iš vis, man atrodo, problemų nekels. Jo, aišku, kad išsivažinėja kažkiek, nu, tai už tų šitie dar biškį gavo, man atrodo, tos, nu, drėgmės, už jų bus tie tikrieji, bet ir tie jau neblogai. Problema ta, kad biškį gal per anksti susukom šiaip nuo lauką. Tai pradėjo šust ir kaist ir... Jo, čia šitą krūvą garavo, bet šiaip vis tiek negali sakyti, čia tų šiaudų atsiradims ir žmogus, kuris mums jos suveikė, biškį išgelbėjo mumis šiais metais. Biškį labai, ne? Biškį labai išgelbėjo, nes jis... Ir tikrai čia, kai... Ramiau ant sakinės, žinai, kai... Gal ir nereiks dabar pagal tas... Pagal tą žiemą, kurią mes... Šiaip tai jo, palengvėjo labai. Nu, tai biškį, nu, ramiau naktim buvo mėgoti. Tai va, bet tiek prisivežėm, kad net dangalų nebeturėjom. Ir sakau, ten juos sulydėm, tai žiauriai. Kaip prieš porą dienų sakiau, kad be reikalo parėjom. Dabar taip nebesakau. Gerai, kad parėjom. Net tai ir sako, nereikia gailėtis, ką padarėjai. Tai nesigailim. Nes dabar, kai snygę davė, tai eina savo. Bet to noriu parodyti, koks žalis. Kokie žali šiaudai.
Dabar visai jos ėda iš tikrųjų. Šiaip iš vis yra tas, svarbu paminėti tą dalyką, kaip jų veiktas skrandukas, kad vasarą, kai būna daug augaluose baltymo, o žiemą daugiau būna celiuliozės. Ir įdomus dalykas yra tas, kad kai jų bakterijos virškina celiuliozę, išskiria daugiau šilumos. Tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko jos nenori jas šieno vasarą, nes būna per daug celiuliozės tenai ir jom per karštą būna. O dabar žiemą gaunas joms tas, ta celiuliozė kaip tik, kad šildo labai. Bet vis tiek turi palaikyti tinkamą ir anglies, ir baltymo santykį. Bet žodžiu, jo. Ir kai žmonės vis galvoja, kad jom yra šalta, reikia nepamiršti, kad jos vidui pečių nešiojas. Ir biški yra kitaip negu jum. Ta reikia turėti omeny, sprendžiant apie tai, kaip gyvūnam yra šalta ar šilta. Jie biški kitokie yra negu mes. Mes žiemą norim prie pečiaus būti, o jie turi pečių. Ir ypač kai paduodi tinkamą kurą į tą pečių. Tai va. Tokia logika yra. Taip, kad nebijokit, karvės nesušals. Nes jos vidui turi pečių. Nu va, atvažiavom su priekaba. A gerai buvo? Aha. Nu, aš įtariu, kad bišk mažai jom čia buvo. Mėnulis atsirado. Mėnulis? Oi, koks gražus. Martinukai, gali paimti nuo priekinės sėdynės mano pirštinės? Einam apžiūrėti. Žodžiu, čia jau buvom praeitoj serijoj, kitam sezone. Čia pakeičiau tos sezonus, tai juokingai. Žmonės tik juokinu. Bet nesvarbu, tokia biurokratija yra. Turi pakeisti sezoną metam pasikeitus. Ir karvės parsivedus. Nes kaip bebūtų, tai kelinta čia žiemą su jumis. Ketvirta su jumis žiemą. Nu tai va, bet mes dar prieš jūs sukininkavom, moškas turėjom. Nu žiauriai nukreipau. Tai, žodžiu, ten ant kalno, kai buvom tą šieną, jau buvom atidirbę. Ką? Nu nepermesigi. Nu, aha, lysiu iš po karvių kojų pasimt pirštinės. Nu, gerai, fainiai man. Kur kita mano pirštinė? Eik storulė, eik storulė, eik storulė. Eik storulė, pastraguška mano pirštinės. Good. Wow, Martinai, amazing. Galvoja, kalakuts irgi, kol į puodą neįkrita. Tai, žodžiu, buvom ten sistemą jau atidirbę. O čia, aišku, daug švaistonijos yra. Bet nėra ko norėti, jau kokį 30 kartą sakau, kad tie rulonai yra baisus, dėl to, kad jie buvo sulydyti, plus jie dar buvo ir biškai gal per žalį susukti. Tai ir iš vidaus, ir iš išorės, iš visur, žodžiu, varė problemas, bet šiaip iš vidaus nėra taip baisiai, kaip įsivaizdavom, pagrindai kiek iš, nežinau, kažkurį, tuoj žiūrėsim, kurį atkelsim. Nu, va čia kažkiek, aišku, pasišvaistė, čia daug, bet, va, pavyzdžiui, šiandien čia, va, išridenau gražesnį biškį ruloną. Tai sausutėlė, tai sakau, kai vakarą, da, kol Laurinis grįž biškį laiką, yra, jos čia man badu numirs. O juosgi tikrai neėstų iš jėdu. Tai bandysim su dviem stipruoliais paridenti ritinį. Paridensim. Na, žiūrėsim. Ne. Aš irgi galvoju, kad ne. Nu, apsimetam, kad čia žiūri, mes esam darbingi vaikai. Va, čia taip visada, va taip, mūsų vaikai tai visada, va taip padėt. Visada. Niekada nesako, kam aš turiu eiti pas tas karves. Niekada taip nesako, visada uoliai dirb. Jo. Jo, taip. Socialinių tinklų melas. Melas yra čia. Nu tai va, tai žodžiu, tas rulons toks biški, palauk, čia prišalė. Netemk man taip, biški gražink. Tas rulons yra, žodžiu, biški toks. Puftelėjęs. Koks? Puftelėjęs. Puftelėjęs. Tai puftelėjęs. Nu, žodžiu, kokia tai, mes visi supratom. Tai dabar mes jį švidensim. Galėsit biški pasirankioti, iki kol Laurinis grįž, o paskui vakare atsigulti ant jo. Toks yra plans. O, stiprybė. Nu, davai, šits ne čia turbūt. Šitą aš tėtį padėjau dabar ant... Nu, kukulį ir ten į maišą. Martinai. Nu, Martinai,
Palaukit, karvės, biškį pasitraukit. Mes tankai. Nu. Tuomiaus tam. Nebijok, tam. Kočkai. Gražus visai šins palyginus da. Netoks kalbų bus. Gal visai bus šūdų krūva, bet ne. Yra tokių tik biškį. Pa, ten. Čia biškį. Aha, prieš šalį čia tai vieta. O, dabar nusipirkti. Nu, bandom, čia va baisus tas ta vieta. Na, sakau, va, biškį pagulės, biškį pasirenkęs. Nesuprantu, kad jos apstoja čia mumis. Ką, jūs karvių žmonės, pasitraukit biškį, dabar nepastumsit. Nesistumdykit. Nu tai biškį pasiridenkim tolyn. Teko sustoti, nes pačias karvės ridenas tą ruloną. Tiesiog mes neturim kur prieiti. Neturim, subinės tik savo didelės, ypač tokia morka, pavyzdžiui. Jėzau, taigi nieko nežiūri, eina kai tanks. A karvė tu. Gerai, šiaip karvytė viskas, tikrai nėra agresyvi ten ar dar kažką, bet tokia kerėpla jinai. Nebeatsiridan, neprieina draugę, ką? Neprieina draugę, prieina, nu kur tu neprieisi tokia. Nein tankiškai ir prieina. Draugė nein labai tankiškai. Varožė yra tankė. Draugė elegantiška karvytė, pakasykite į tą pagurklį. Aha. Čia, ne? Taip. A, koks venskailiukas. O, baba. Patinkiai? Patinka, aišku, kad patinka. Kas čia gyvena? Ten pilvukį gyvena vaiks. Ne, nieks negyvena. Kaip tai nieks? Turi kažkas gyventi jau pas ją? Nu, kaklė nieks negyvena. Taip, kaklė negyvena. Bet pilvė gal gyvena. Nu, eina mama. Nežinau, dabar galvoju, ką tą ruloną paliekam. Paliekam. Išsivalgė, žinau. Nu, bet kitas va nepriim, supranti. Atsargiai, žiūrėk. Jos mama patuo. Tuošiu pavalgys, ateis atsigulti. O tu norėtum valgyti iš Martyno lėkštės? Žiūrė tave. Galvoju, ką tu čia šneki? Ką, Vencija, norėtum valgyti iš Martyno lėkštės? Nelabai turbūt, ne? Ne. Tai va, jos. Aš tai valgau iš visų lėkščių, kad tik daugiau suvalgyčiau. Tai va. Nesimatant Nu, aš tavęs. irgi norėčiau pavalgyti. Ne, nu tai tėtis valgo, aš tėtis pavalgau. Nu, va, žiūrėk, smėgė neprieina. Mama. Vergia mūsų. Šiaip ne taip atkovojau šitą ruloną. Nei, tu pasakysi, kad čia šiaudai. Aš tai nepasakyčiau. Gražiausiai dabar savo jėt, bet ten labai daug kažkaip prisišvaistė, bet čia daug kas priklauso ir nuo rulono. Nes, pavyzdžiui, čia kur ridanom su vaikais vakar. Čia, nu tai čia gali sakyti, kad čia prisišvaistė. Neprisišvaistė. Čia va biški daugiau liko, nes matyt dar paveko daugiau ar dar kažko. Ir o čia va, pavyzdžiui, rytą išridanom. Tai turint omeny, kad čia ne šienas, o šiaudai. Tai šiaip labai neblogai suėda. Aišku, jeigu va būn prastesnis rulonas, tai tada lieka, bet tai tokia mintis ir buvo čia tos prastus rulonus išerčionai. Žodžiu, nėra švaistimo. Yra tik tikslai kiti. Tai jeigu jau tie rulonai prasti, nu, tai tada bent atliks funkciją patręš žemę. Tai va, tai galiu pasakyti, kad iš tikrųjų mes sakėm, kad prie linijos mažiau išsišvaista, bet aš vis tik sakyčiau, kad ne linijoje esmė yra, o rulonė. Jeigu rulonas yra geras, o kaip ten, tai ir va taip va, paleisti, jie yra švariai suėdami. Jeigu šudinesnis, tai jos neės, prie linijos, prie kur. Nuvarom, nu tai va, į ką. Ir taip įbaigsim tą video šios savaitės. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir pasimatysim kitą savaitę.